Alytaus Putinų gimnazijoje inžinerinių technologijų ir dailės mokytojas Mantas Kazakevičius, galima sakyti, išrado elektroninių cigarečių detektorių ir mes jį šią temą, beje, dar ir apie telefonų viešbutį pakalbinsime. Gerbiamas Mantai, tai ir papasakokite pirmiausiai, kaip kilo idėja, dėl kokių priežasčių jūs ėmėtės to išradimo. Tai idėja imtis šitos temos kilo iš tikrųjų, kai tik pradėjau dirbti šioje gimnazijoje. Susidūriau pirmą kartą, aš pedagoginėje srityje dirbu jau 15 berods metai. Tačiau didžiąją šitos atkarpos dalį dailės mokykloje dirbau. Ir pradėjęs dirbti Putinų gimnazijoje susidūriau su tokiu reiškiniu kaip elektroninių cigarečių naudojimas. Ir būtent ta forma nauja, leidžiančia mokiniams drąsiau tą daryti, kadangi elektroninės cigaretės, jos neturi to stipraus kvapo, kaip kad paprastos cigaretės. Čia yra mikrokompiuteriai, tai yra atviro kodo elektronika ir čia visi, kas turi hobį kažką programuoti, ar robotus kurti, ar bet ką, žodžiu, tai visi susiduria su šitais mikrokompiuteriais, mikrovaldikliais. Tai žodžiu, yra toks valdiklis, kuris gali surinkti informaciją iš to sensoriaus, bet vėlgi, tu nestovėsi su tokiu daiktu toje patalpoje ir reikėjo ieškoti sprendimų, kaip integruoti, kaip suvaldyti ir duomenų srautą, ir tą situaciją, kadangi mokykla tuo pat metu irgi ieškojo sprendimų, kol aš ieškojau savo sprendimų ir mokykla ieškojo sprendimų, bandė tuos įprastus dūmų detektorius naudoti, kuriuos didžiajame dalimi suniokojo moksleiviai. Taip, tiesiog tai yra daiktas, kuris matosi ir tada aš supratau, kad turi nesimatyti, reiškia, reikia kažkaip tai pradanginti. Ir taip pat, kaip surinkti informaciją ir kokiu dažnumu, kur ją pateikti, kad visi gautų. Tai žodžiu, radau sprendimą su visų turimų Google įrankiais turimais ir tiesiog viskas keliauja į Google lentelę, kurią galiu pasidalinti su bet kuriuo asmeniu ir taip pat iš toje lentelėje surinktą informaciją interpretuoti tiek realiuoju laiku, tiek ir perspektyvoje laiko, stebint įpročius, kaip dažnai, per kurias pertraukas, žodžiu, kokio masto tai yra problema. Ir kaip tai praktiškai viskas vyksta? Jūs gaunate į elektroninį paštą, taip, kad kažkas vyksta? Taip, kaip pasakyti, viskas pirmiausiai keliauja į tą lentelę ir toje lentelėje yra algoritmai, kurie reaguoja. Tai, yra pirmiausiai tai informacija tas pats mikrovaldiklis surenka ir jisai ją siunčia į lentelę, tada lentelėje tikrinamas, ar jau viršytas nustatyta riba ir tada siunčiamas pranešimas elektroniniu paštu, jeigu nustatyta riba yra viršyta. Ir tada skubama užčiupti skubama užčiupti tai darančius, bet kol kas labiausiai pasiteisinę atvejai yra, kuomet yra, kaip pasakyti, budėjimo režimu. Dirbama, galbūt žinant iš anksto šiek tiek įtariant įpročius ir stebint realių laikų, pasiruošus reaguoti. Žodžiu, esame patalpoje, kurioje sumontuotas elektroninių cigarečių detektorius ir pabandysime dabar pademonstruoti, kaip jisai veikia. Savo telefone aš matau realią situaciją ir tam naudoju programėlę, kurią iš tikrųjų didžioji dalis turite arba jinai yra nemokamai prieinama, tai yra vienas iš Google produktų. Ir dabar turiu priemonę, kuri yra konfiskuota iš mokinių, kurie piknaudžiavo šiuo pomėgiu. Ir dabar pabandysime mes šiek tiek sugeneruoti tų garų. Aš pasidariau tokį metodą, kad nereikėtų pačiam traukti, kadangi nesu praktikuojantis. Tai žodžiu, dabar pasklinda šiuo atveju garai. Jau pirma indikacija, kad kažkas vyksta. Mes turėtumėm gauti antrą signalą, kuris turėtų būti dar stipresnis.
Kaip į pedagogo Manto Kazakevičiaus idėją reagavo Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė, jos ir klausėme. Direktorė, kaipgi reagavote į idėją, o dabar jau rezultatai yra? Į idėją reagavau labai pozityviai, nes problema nesprendžiama, jinai nesisprendžia ir suprantam, kad mūsų švietėjiškos veiklos neužtenka gaudyti, medžioti, tokius jau kaip tas terminus panaudosiu visai nepedagogiškus. Misija ganėtinai sudėtinga, nes mokytojų užduotis yra mokyti vaikus, juos ugdyti, lavinti tam tikrus dalykus. Tai iš tiesų su Mantu mes labai ilgai diskutavom. Ir ieškojimo to sprendimo, aš galiu tą, tik tai pirmin. Ir jau beveik metai, kaip mes žaidžiam nuo pačio primityviausio reikalo, dabar tai tobulėja, nes mes irgi mokomės ir Mantas ieško alternatyvų ir visokiausių kitokių dalykų. Ne visada tai yra 100% rezultatas, bet tai yra pradžia matomumo masto. Tam tikrą prasme, nes vis tik tai atėję nauji pirmokai atnešė naujų vėjų, naujų supratimų, naujų dalykų ir tas kalbėjimasis kol kas irgi neduoda rezultato. Su vaikais. Tai mes matom skales, tie pranešimai mums į paštą, kaip Mantas pasakojo. Tai pipsi ir pipsi? Pipsėjimo nėra, bet iššoka. Būna dienų, kai būna visiškai ramu. Ir būna dienų, kada tas šokinėjimas yra pakankamai dažnas. Ir kaip tai būna, direktorė? Gaunate į savo paštą? Pranešimą. Taip, turim. Pranešimas turim. Eina tada direktorė? Nebūtinai. Mes gaunam keli žmonės tą pranešimą, tie, kurie būnam arčiau, einam tada stebėti, žiūrėti, palaukia mandagiai už durų dažniausiai. Ir paskui būna pokalbis, kuris kartais baigėsi daiktų patikrą, nes esu tas žmogus, kuris gimnazijoje tai galiu organizuoti, pasikvietus kitus specialistus, baigėsi daiktų patikrą ir radus, šiais metais mūsų sutarimas yra labai paprastas. Tas daiktas yra su pareiškimu nešamas į policiją. Ar daug tokių pareiškimų? Tokių šiais metais mes jau turim 3 berods. Nenoriu sumeluoti, nes dirba su ta sistema, jau dirba mūsų socialinė pedagogė, mes pasiskirstę tam tikromis dalimis, bet tai irgi yra tam tikras sprendimas. Jūs esate jaunas mokytojas, kuris ne tik išradote, sakykime, tą elektroninių cigarečių detektorių, bet ir tą misiją vykdote telefonų viešbučio. Kodėl? Tai čia kita problema. Mokiniai labai priklausomi galbūt ir bet ir prieš tai, ir prieš nuotolinį ugdymą, bet ypatingai kai kuriais atvejais tampa praktiškai neįmanoma susitarti. Aš esu iš tų mokytojų, kurie nebijo paimti telefono iš mokinių, nors žinom jau Respublikoje atveju, kaip tai kartais baigtis gali. Bet toks sprendimas irgi, jeigu jisai visuotinai taikomas, tai jisai leidžia tokį kaip mokyklos tvarkos dalis, kuomet, kad nesinaudojam ir tik tuo atveju, kai mokytojas paprašo. Nes aš ir pats taip pat jiems kai kurias užduotis duodu, kad jie naudodamiesi atliktų. Bet yra problema, kad labai piknaudžiaujama ir labai sudėtinga susitarti ir netgi būna, kad tas individualiai. Tu perspėji, mokytojas beje, jeigu dabar mokiniai žiūri mus, tai aš galiu pasakyti, labai aiškiai mato, kurie mokiniai žiūri telefoną. Tai matosi. Ne visą laiką turi laiko sureaguoti, kiekvieną individualiai, kai jų yra daug ir dar reikia kažką tai papasakoti, išmokyti. Tai telefonų viešbutis, tokia dėžutė specialiai sukurta, pagaminta pas mus mokykloje, lazeriniam pjovimo staklėm. Ir toks tikėsimės tai padės. Dar mes tik pradėsime tai taikyti, dar, kaip sakyti, labai ankstyva stadija. Bet jau pradėjote? Bet jau pradėjom, taip. Ir kaip reaguoja? Pyksta? Kai kurie mokytojai pradėjo, aš pats tai dar nebandžiau asmeniškai, bet žinau, kad keletas naudojasi ir, tai tikriausiai, kad tikėtina, kad visokių reakcijų yra. Aš kai kuriems mokiniams papasakojau, tai irgi labai keistai. Kaip čia taip? Tai mes nesinešim tada telefoną. Tai galvoju, jeigu jūs nesinešit, tai ir gerai. Tai taip, kaip pasakyti, tai bus vienas iš tikslų.